tendencija, kuri yra sudėtingesnė, tai yra taip vadinamų over the top žaidėjų stiprėjimas. Ir tie žaidėjai tai yra žaidėjai, kurie teikia paslaugas internetu, tokie kaip, pavyzdžiui, Facebook arba Google ir taip toliau. Ir mes matom, kaip ir rinkos jos vertina ir kiek tie žaidėjai sukelia įvairaus, dėmesio. Ir, pavyzdžiui, Google turi viso labo 27 milijardų dolerių pajamas ir turi kapitalizaciją apie 200 milijardų dolerių. Tuo tarpu Microsofto pajamos yra daugiau kaip 2 kartus didesnė, o kapitalizacija yra netiek didesnė. Tai reiškia, kad yra labai didelis lūkestis dėl šitų žaidėjų naujai atsirandančių verslo modelių ir ką jie galės pateikti. Ir iš tikrųjų, ta prasme, tas pasaulis jisai bus labai įdomus ir labai smarkiai keistis. Ir ta prasme, analogiškai mes turim Apple, ir mes turim Nokia, senesnio tipo žaidėjas. Ir Nokios vertė dabar jau net ne 18 milijardų yra tikriausiai, nes tas pristatymas buvo darytas prieš čia kokius keletą savaičių. Facebookas turi daugiau vartotojų negu Kinijos, China Mobile. Netflixas, kompanija, kuri teikia video nuomos paslaugas Jungtinėse valstijose per tinklus, jisai jau sugeneruoja trečdalį Amerikos viso internetinio srauto. Kadangi ten, ta prasme, yra daug iš tikrųjų paspręsti reikalai dėl turinio legalizavimo ir santykėje su AT&T įgauna vis didesnį svorį. Tai mūsų nuomonė, kad iš tikrųjų nėra prasmės su tais didžiaisiais gigantais nei kovoti, reikia tiesiog juos prisitaikyti ir kažkaip įtraukti juos į savo paslaugas. Kaip dėl to, pavyzdžiui, mes įtraukiam paslaugą į galą televiziją. Reiškia, ta prasme, įtraukti arba per galą televiziją įmanoma pasiekti Facebook ir bus galima padaryti vis eilę vis įdomesnių funkcijų. Pati televizija, jinai perina tokius etapus ir reiškia nuo visiškai standartinės tokios kabelinės televizijos prie didelės raiškos, kur galima ir daryti sustabdymą ir prasukimą, prie to, kad bus galima daryti ir tikslinę komunikaciją, tikslinės reklamas ir prie to, kad reiškia galima bus perduoti į visus turimus vartotojo įrenginius, kas čia irgi šitoje skaidrėje iš esmės yra pasakyta. Tarkim, ta prasme, socialiniai tinklai, kurie yra labai populiarūs, ateina į televiziją ir tada televizijos valdymas tikėtina, kad jis jau bus ne su paprastu pulteliu, bet su tokiu įrenginiu, kur bus ir visas paslaugų užsisakymas ir taip toliau, rekomendacijos, interaktyvumas ir panašiai. Tai su televizija, su interaktyviaja televizija mes iš tikrųjų siejam savo labai didelės viltis, nes tai yra platforma, kuri mums sudaro labai daug galimybių, kuri puikiai derinasi su visos ateities tendencijom. Mes matom, kaip ta paslauga puikiai auga, kaip vartotojai ją priima, kaip ypatingai jaunoji karta ją priima. Per ateinančius 5 metus, per ateinančius 10 metų į rinką ateis vartotojų karta, kuri yra visai kitokia pagal savo elgseną. Jinai negali gyventi, be interneto, jinai nesuvokia, kaip galima žiūrėti televiziją tiesiog kanalų pavidalu ir taip, jie visą laiką nori pasirinkti. Tai ties ko mes jau dabar esam daug ką padarę ir čia yra mūsų interaktyvioji gala paslaugų krepšelis, tai yra video nuoma ir įrašai, YouTube, horoskopai, karaokė ir taip toliau. Tai iš tikrųjų dirbame labai daug dėl eilės kitų paslaugų sukūrimo, padarimo ir manome tikrai, kad ta ateitis jinai bus įdomi ir naudinga ir visom prasmėm, tiek vartotojam, tiek akcininkams ir kompanija gyvuos. Aišku, dirbame tikrai ne tik tai televizijos srityje, yra eilė kita verslo sričių, bet dėl laiko
apribojimų šiandien neįmanoma visko papasakoti ir aš norėčiau pakviesti Eglę Gudelytę Harvey, mūsų TEO klientų, TEO korporatyvinių reikalų ir teisinių reikalų vadovė. Ačiū Nerijau, labą dieną, mėly investuotojai, kolegos, partneriai turbūt. Norėčiau šiek tiek pristatyti ir tos galbūt tokios kasdienybės, kad realybė neatrodytų tokia lengva, ar ne, Nerijus rodo ten, kur mes norime būti, ko mes siekiame, kokie yra mūsų tikslai, bet be abejo, kasdien susiduriam su nemaža eilė problemų ir norime tiesiog jums pristatyti tik tai keletą jų, kurios gali turėti įtaką mūsų tolimesniai veiklai. Tai jeigu sklandžiai galima būtų pereiti toliau, pakalbėsime apie televizijos turinio reguliavimo klausimus ir Lietuvos radijo televizijos komisijos veiklą labai trumpai. Žinau, kad esu tarp jūsų ir vakarienės, ir laisvo laiko, tai ilgai netruksiu. Taip pat šiek tiek pakalbėsim apie teisių į TV kanalus rodymo problematiką, konkrečiai Viasat Sport Baltic problematiką ir šiek tiek apie ryšių reguliavimo tarnybos rinkų vykdomus tyrimus. Jeigu labai trumpai kalbant apie problematiką TV paslaugų rinkoje. Iš esmės, TV paslaugų rinka yra licenzijuojama. Taip, mes turime gavę licenciją ir privalome rodyti tuos kanalus, kurie yra įrašyti į licenciją. Ir šiai dienai reguliavimas yra toks, kad mes negalime savo nuožiūrą nuspręsti, kokį kanalą, tarkim, išimti ir kokį įdėti į kanalų paketą. Kiekvienu atveju mums reikia gauti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos leidimą arba sutikimą. Ir susiduriam su problemom. Pavyzdžiui, viena iš problemų yra toks pakankamai populiarus Lietuvoje PBK kanalas rusų kalba. Mes jau nuo 2009 metų bandome gauti šį kanalą, kad jis būtų mūsų skaitminės televizijos platformoje, tačiau eilę kartų komisija nepriima sprendimo, galim pasakyti taip. Ir vyksta balsavimas, bet rezultatas yra nei patvirtinti, nei atmesti, teisingiau yra priimamas sprendimas jo nepriimti. Motyvų neišdėsto labai akivaizdžiai, tiesiog mums jie irgi visuomet yra įdomus, žinom, kokie galbūt motyvai yra neoficialūs, šiek tiek turbūt su politiniu prieskoniu, bet mes keliam klausimą tokį. Jeigu visa Lietuva jį rodo ir visi kiti kabelinės televizijos operatoriai rodo, kodėl TEO negali to rodyti? Tai va diskriminacinis aspektas. Ir po eilės metų, reiškia, bandymų gauti tą kanalą, nustatyta tvarka, mums nepavyko, tai prieš keletą savaičių kreipėme su skundu į konkurencijos tarybą, kad ištirtų, ar nėra TEO taikomos diskriminacinės sąlygos. Na ir keltinas toksai klausimas aplamai komisijos veiklos, galbūt ar jinai tinkamai atstovauja Lietuvos vartotojų interesus, nes komisijos narius yra skiria Seimas, kaip aš suprantu, yra visuomenės aktyvus ir žinomi veikėjai, jie turi užtikrinti turinio, etikos, kultūrinės įvairovės, reiškia principus. Bet jeigu jie balsuojant, kai kurie susilaiko, tai yra dalis balsuoja už, tarkim, dalis prieš ir dalis susilaiko, tai mes keliam klausimą, ar jie tinkamai eina savo pareigas, jeigu neišreiškia savo nuomonės nei už, nei prieš. Tai manytumėm, kad čia kaip ir įmonių valdymuose, kaip nei akcininkai, nei valdybos negali susilaikyti, ar ne, jie turi pasakyti, aš esu už arba prieš tą sprendimą. Na va, tai tikimės galbūt, kad jeigu nepavyko nustatytų būdų gauti, mes dabar jau teisinius būdus naudojame, kad visgi galėtumėm šitą kanalą rodyti savo klientams. Antra probleminė ir turbūt jau gerai senai viešai nuskambėjusi sritis yra su mylimo krepšinio rodymu per Viasat Sport Baltic kanalą. Kaip žinia, TEO neturi šio kanalo savo tinklelyje. Kodėl? Todėl, kad eilę metų, dar iki 2009 metų, kai dėrėjome su MTG grupe, tai yra grupė, kuri valdo Viasat, mums buvo siūlomas N kartų didesnės kainos negu visiems kitiems rinkos dalyviam. Ir vėlgi mes keliam tą patį klausimą, kodėl TEO turėtų mokėti brangiau.